Поезд следует до станции Алма-Атинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Театральная. Sveiki atvykę kur? I'm halfway gone. We fought long enough, and we were holding ropes, but I'm tied to love. Čia nerealiai gražu. Aš dabar viena vaikštau ir negaliu atsigrožėti to, ką matau. Vaikštau pačiam centre viena, bet kodėlgi ne. Tai pasistengsiu pavlogint šią savaitę, nes būsiu čia lygiai savaitę, išvažiuosiu, kai bus kovo 15, tai aš jau išskrisiu. Tai šią savaitę pabandysiu vlogint. Gaila šalta iš tikrųjų labai. Bet tai manęs nesustabdys. Šalis manęs nesustabdys. Tied to love, saying if we had a moment we could ignite. Instead it seems we're trying hard to start a fight. Along these streets you read my words in the night. You hear me call, let me come home to you. Esu dabar Gume. Parduotuvės čia aplink mane. Kažkur ten už manęs Louis Vuitton, kur aš tikrai neįsiu. O norėčiau va ten vat ledų nueit. Rekomendavo man paragauti. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Your smile still echoes through my head. Let me come home to you. Let me come home to you. Taip sakant, iš vieno prekybos centro eisiu į kitą. Buvau Gume, dabar į, nežinau vertimo, bet rusiškai tai bus Охотный ряд. Jis ten tiesiai. Čia požeminis prekybos centras 3 aukštų. Don't let me lose you too. Laukiu maisto. Tell me, would you let me at home again? I'm halfway gone. We fought long enough, and we were holding. Antra diena, kai aš esu čia, atsisėdau prie Dolce Gabbana parduotuvės. Einu spausdinti savo vizitinės korteles. Radau adresą šalia arti centro, bet žemėlapį gatvėj atrodo vieno ilgio. Iš tikrųjų, jinai gali būti 100 kartų ilgesnė arba trumpesnė, tai gal rasiu. O tiesiai dabar prieš mane yra vaikų prekių didžiausia ta parduotuvė. Tuoj. But I'm tied to love, tied to love. Saying if we had a moment we could ignite. Instead it seems we're trying hard to start a fight. Along these streets you read my words in the night. Atsiėmiau aš savo jau vizitkės, parodysiu vėliau. Spėjau pavalgyti, užeiti vieną kavinę, kurią man rekomendavo Instagrame viena panelė. Ir dabar eisiu į turistinį autobusą, kuris važinėja po miestą ir galima išlipti, pasivaikščioti lipti. Tai, nes vienas jau ką tik išvažiavo, tai eisiu į kitą stotelę, jeigu ją rasiu. Ir važiuosim su jumis po miestą.
kol einu, papasakosiu, kas mane vakar labai nustebino. Tai tas faktas, kai važiuoju traukinį ir ten visokie žmonės pardavinėja, tarkim, vakar bandė klėjus susiūlyti, tada knygas apie sodininkystę, apie vaistus. Bet kai kurie perka šiaip žmonės. Jeigu būtų naudinga ir aš paimčiau, bet ne apie sodininkystę tikrai. Šviečia saulė, o aš prie savęs matau autobusą. Pabandysiu jį spėti. Gal neišvažiuos. Bėgam. Sunku patikėti, bet spėjau. Davė žemėlapį. Ausinės. Galima jau važiuoti. Let me come home to you. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Your smile still echoes through my head. Let me come home to you. Let me come home to you again. Don't let me lose you too. Tell me, would you let me in home again? Įsiminkit, kad reikia visą laiką naudotis galimybėmis, kurias jums siūlo gyvenimas. Mano gyvenimas man sako, kad aš turiu kojas. Tai aš savo kojom nusprendžiau apeiti visą miestą, centrą, kad surašiau Starbucksą. Tai išgerčiau kavos tenai. O aš tikrai neatsimenu, kurioje vietoje buvo tas Starbucksas. Tikrai ne. Ir aišku, kaip jį rasti, nežinau. Jeigu surasiu, tai būtinai parodysiu, kad aš jį radau. O jeigu ne, nu tai ieškosiu ko nors kito. Nes aš labai sušalau. Ėjau pro tiltą. Perėjau tą tiltą. Ir ten vėjas, oh my god. Nejaučiu dabar ausų. Labai šalta. Aišku, aš turiu kepurę. Kuprinį, bet. Meilės medžiai ir aš. Aš jau antrą dieną vaikštau su savo naujais Adidas Superstar sportbačiais ir ką jūs galvojat, jie man pripinė kojas. Ir jau purvinė, bet išvaliau. Yes. Kaip jau supratot, Starbucksas buvo sėkmingai atrastas ir išgertas. Šiuo metu aš esu šalia upės ir už manęs yra Kempinski viešbutis. Ir einu link Raudonosios aikštės. Atsiprašau. Dar padarysiu porą nuotraukų su fotoaparatu. Ir tada vėlgi į metro. Ir su metro antra linija su mėlyna važiuosiu iki Kijevskį vokzalą ir ten yra labai fainas prekybos centras. Shopping.